Labadiena, Jūsų ekscelencija ministrė pirmininkė, vyriausybės atstovai, gerbimi olimpiečiai, sportinė bendruomenė, žiniasklaidos atstovai, garbūs svečiai, ponios ir ponai. Antikos graikai manydavo, kad olimpinės pergalės skiriamos dievams ir gimtiniai ir padėkos ženklai per antikos kultūrą olimpiečiams mus pasiekia iki mūsų dienų. Ir šiandien mes taip pat susirinkome iškilmingą, gražią progą padėkoti mūsų olimpiečiams už pačias sėkmingiausias olimpinės žaidynes nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Prašome sveikinimo žodį tarti ministrą pirmininką Andrių Kubilių. Gerbiami čempionai, sportininkai, treneriai, visi mieli ir brangus čia susirinkusieji. Išties čempionais vadinu visus, kurie dalyvavo olimpinėse ir gavo aukso medalius, laimėjo aukso medalius ar šiek tiek pritruko. Visi jūs esat mūsų širdžių čempionai. Ir ačiū Jums už tai. Tikrai daug buvo pasakyta labai gražių žodžių ir sunku ką nors be pridurti. Aš tikrai noriu labai neformaliai visiems Jums padėkot už tą čempionišką dvasią, čempionišką nuotaiką, už tai, ką pasiekėt, už tai, ką dar pasieksite ir ateinančiose olimpinėse žaidynėse. Iš tikrųjų už tą labai raiškų ir ryškų Lietuvos vardo garsinimą ir tą tikrą, neišgalvotą ir ne kokį nors deklaratyvų patriotizmą, tai tikrai nuoširdus ačiū Jums. Pradėsime apdovanojimų ceremoniją. Kviečiame prisijungti Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Vytautą Vainį. Kviesime sportininkus, olimpinės rinktinės trenerius iš ministro pirmininko rankų atsiimti simbolinius premijų čekius. Į sceną kviečiame Edgarą Venskaitį, Londono olimpinių žaidynių graikų romėnų imtynių svorio kategorijos iki 66 kg 7 vietos laimėtoją. Dviratininkė Simona Krupeckaitė, kuriai priklauso net 2 premijos. Už 5 vietą Londono olimpinių žaidynių dviračių treko sprinto rungtyje ir 7 vietą dviračių treko kėlimo rungtyje. Taigi sportininkai įteikiamas 90 tūkstančių litų čekis 2 medalius už sporto pergales. Lengvaatletė Austra Skujytė, Londono olimpinių žaidynių lengvosios atletikos Kviečiame į sceną boksininką Evaldą Petrauską, 2012 metų Londono žaidynių bokso svorio kategorijos iki 60 kg bronzos medalio laimėtoją. Rankų trūksta. Sidabro medalio laimėtoją Evgenijų Šukliną. Medalį ir metas auksiniams mūsų sportininkėms. Plaukikė Rūta Meilutytė, Londono olimpinėse žaidynių plaukimo 100 metrų krūtine rungtyje iškovojo aukso medalį. Jai skiriama 400 000 litų premija, taip pat medalis už sporto pergales. Apdovanojimus kviečiame atsiimti jos tėtį Saulių Meilutį.
skaičiu, tai jau normalu. Penkiakovininkė Laura Asadauskaitė. Taip pat aštuoniai Jevgenijus Josava ir Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės prezidentė Viktorą Majauską. Šiuolaikinės penkiakovės federacija ir ypatingai mūsų auksinė Laura norėtume įteikti mūsų premjerui ginklą šaltą. Jį buvo sudėtinga įnešti į šitos rūmus, praėjom 5 patikrinimus, tačiau šitas ginklas vis dėlto jau yra čia stebė. Šitas ginklą mes norėtume įteikti mūsų mylimam premjerui, kad jisai kovotų su visom nedangom ir problemom, kad jisai panaudotų, jis nenudurs priešininko arba to, kuris tas problemas nesprendžia, o jį gerokai tik tai, kaip sakant, mėlynę užstatys jam. Tai mes ir to labai norėtume ir to linkėtume. Svarbus man buvo medalis, o čekis, tai aišku gyvenime nepamaišys, nu, dabar nežinau, ką su juo darysiu. Yra planai namą statyti, bet dar nerandu nieką sklypą tokį, kad būtų prie širties, galima sakyti. Tai kol kas nežinau, bus toks rezervas pas mane. Sumą jūs tenkina, kaip daug metų jūs sportuojate, tai jau pagaliau ar tai nėra per mažas? Nu, aš toks žmogus, kiek duoda, tiek ir užtenka man. Aišku, būtų daugiau, būtų gerai, būtų mažiau, nu nieko, bet irgi nemažą sumą, tai gerai. Tikėkime, kad nors truputį gal pagerės sąlygos ir gal ten jau pažadėjau, kad kažkiek pinigų investuos į mūsų Visagino irklavimo bazę, bet kol kas tai nieko nepasikeitė, kitol tai dar sunku sakyti, pagerės ar nepagerės. Ar sunku tokiamis sąlygomis treniruotis? Nu, man jau nesunku, nes daug laiko praleidžiu užsienyje, ten Portugalijoje, kur tikrai geros sąlygos, o grįžtu į Visaginą, tenai paspartuoti savaitę, mėnesį, tai nėra taip sunku ir jau ant tiek pripratau, kad man nemaišo, tikrai nemaišo man tos sąlygos, bet ir nepadeda, aš galvoju.